teisingai paryškinti antakius? Apie tai šiandien kalbamės su Glow Makeup studijos vizažiste Edita Pilskiene. Tai Edita, visų pirma, tai norėjau paklausti apie priemonės, nes parduotuvėse yra jų be galo daug. Ir antakių pieštukai, šešėliai ir dar nežinia kiek priemonių. Tai kaip išsirinkti teisingai tas priemonės? Ką tu galėtum rekomenduoti? Tiesą pasakius, kiekviena moteris turi savo mėgstamiausias priemonės, bet jeigu jau taip kalbėti pagal taisyklės arba kas kam labiausiai tinka, tai norėčiau pabrėžti, kad pieštukai labiau tiktų tiem antakiam, kurie yra siauresni, kurių plaukeliai yra retesni. Tokiu atveju mums reikia šiek tiek piešti daugiau ant odos. Jeigu vešlius antakius labai ryškinsime pieštuku, kiekvienas plaukelis pasidengs vaškiniu pieštuko pigmentu ir atrodys per ryškiai. Dėl to vešliem, tankiem antakiam, storesniem antakiam rekomenduoju tokius antakius paryškinti šiek tiek šešėlių pigmento. Renkantis antakių spalvas, vis tik būkite artimesnė savo plaukų spalvai. Jeigu esate rudaplaukė, antakių spalva turėtų daugiau mažiau atitikti natūralią plaukų spalvą. Jeigu esate šviesiaplaukė, neringa kaip tu, antakių spalva gali būti keliais tonais tamsesnė. Jokių būdų ne juoda, ne tamsiai šokoladinė ruda. Jeigu esate juodaplaukė, rekomenduoju rinktis kažkiek šviesesnį atspalvį antakėliam. Didelė klaida, kai antakiai dažomi juodai. Per savo praktiką tikriausiai niekada nebuvau naudojusi juodo antakių pieštuko ar juodų šešėlių. Ir juodom merginom, juodaplaukiam vis tik yra gražiau šokolado ruda, nes tokia spalva antakius nudažo švelniau, atrodote jaunatviškiau, gaiviau. Tai yra antakių pieštukas, antakių šešėlis ir yra akių pieštukas, akių šešėlis. Ar galima mes tos produktus naudoti, tarkim, akių pieštuką naudoti antakiams ir analogiškai su šešėliais? Ar čia yra kažkoks didelis skirtumas ir mums reikia atskirų produktų? Esant bėdai ir labai situacijai tokiai, sakykime, kritiniai, tikrai galima išsiversti, bet nerekomenduoju. Kiekvienai dienai, kai tikrai turite pasirinkimą priemonių, įsigyti akim produktus ir antakiam. Dėl ko? Antakių produktai, šešėliai, pieštukai yra kur kas kietesni negu akių produktai, dėl to antakius nudažo ne taip ryškiai, ne taip intensyviai. Jeigu antakius dažysite su akių pieštuku, akių šešėliais, tiesiog pigmento antakių uždėsite kur kas daugiau. Tai yra minkštas, sklaidus produktas, bus sunkiau suvaldyti.